prie senojo Karpio dvaro sodininko namelio. Šioje vietoje kažkada buvo metalo ir stiklo konstrukcija, vadinama oranžerija. Joje ištisus metus augo ir žydėjo įvairiausios egzotinės gėlės bei augalai. O šito parko esantis dvaras Karpių giminiai priklauso jau 300 metų, o jų šaknis mus lydi į 5–6 amžiaus Ispaniją. Vėliau jie keliauja į Italiją, o galiausiai su Žygimantu Augustu atkeliauja ir į Lietuvą. Nesvarbu, kur jie begyventų, pačioje garbingiausioje dvaro vietoje jie augindavo tarsi savo giminės talismaną, juodąją imperatoriškąją rožę. Joniškėlis taip pat neišimtis. Už dvaro esančioje pievoje kažkada buvo 1000 rožių rožynas, o centre augo juodoji imperatoriškoji rožė. Sodininkui buvo įsakyta gyvybės kaina prižiūrėti ir išsaugoti tą rožę. Todėl kiekvieną rudenį ji būdavo perkeliama į oranžeriją, o kiekvieną pavasarį vėl visus džiugindavo rožynę. Daugiau nei prieš 100 metų buvo labai gūdi žiema. 2 savaitės pūstė ir snigo. Žiemą, naktį sodininkas ėjo pakūrenti pečių ir pamatė siaubingą vaizdą. Oranžerijos stogas buvo įskilęs ir pro jį tiesiai ant centre augančios imperatoriškosios rožės krito sniegas. Jis nežinojo, ką daryti, jis pasimetė. Jis galvojo, ar bėgti į dvarą ir prašyti pagalbos, o gal pačiam išgelbėti rožę. Ir jis pasielgė gana keistai. Jis bėga prie rožės, ją visą apgaubia ir apdengia nukrentančio sniego. Ryte atsikels jo padėjėjai, yra suniokota oranžerija, beveik visi augalai bus žuvę, o viduryje pupsos rausva pusnis. Ją atkasę, jie ras visą stiklų suvarpiotą sodininką, o po juo išsaugotą ir gyvą likusią rožę. Dar ilgai ją didžiuosis grožėsis dvaro ponai, bet vėliau nebebus nei Karpių giminės, nebebus nei sodininko, nebebus nei pačios oranžerijos. Ir dar kiekvieną dieną nuo senų laikų čia vis dar lankosi paslaptingoji ponia, kuri niekas nežino, ką čia veikia ar ką čia daro. Galite žvelgtelėti į ją. Jeigu jūs būsite ramus ir tylus, mes galėsim pasiekti ją.
dabar aš jums nuoširdžiai siūlau pereiti kitapus upės ir pasižiūrėti dar 2 istorijas.